Penktadienio popietę Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vyko parodos Gyvenimo menininkas Izidorius Žilinskas pristatymas. Prisiminti ir pagerbti menininką susirinko gausus būrys artimųjų, draugų ir jo kūrybos sekėjų. Izidorius Žilinskas – architektas, dailininkas, gyvenimo būdo menininkas, buriuotojas, melomanas, aktyvus Šilutės bendruomenės narys ir savo miesto patriotas. Jis buvo vienas aktyviausių Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Šilutės iniciatyvinės grupės dalyvių, rengė ir dalyvavo pilietinėse akcijose. Amžinybėn iškeliavo staiga prieš 15 metų, ankstyvą vėlinių rytą. Šitie darbai yra unikalūs. Jų niekur kitur nepamatysi, jokiai galbūt ir sroviai nepriskirsi. Jų nepapasakosi, juos gali tik tai pažiūrėti ir ką pajausti. Na, o kalbant apie Dzidą, jis tikrai padarė milžinišką įtaką ir man, ir mano draugam. Mes buvom savo laiku Šilutės hipiai, čia rinkdavomės tame sodelyje, ilgais plaukais, mus gaudydavo milicija, norėdavo nukirpti plaukus. Atsimenat daug kas, ar ne, tą periodą. Kaip kovojo su mumis, kaip tempė iš mokyklos už plaukų. Bet mes sugrįžom, o jų neliko, beveik tų. Ir beveik visą parą klausėm sode pas Dzidą, pasidėjo kolonėlės bobadėlą. Tai buvo tikrai unikalus toksai klausimasis. Ir iš vis mes muziką klausydavomės kitaip. Susirinkdavo, susėsdavo žmonės, paleidžia diską arba juostelę ir visi sėdi ir klausosi tos naujausios muzikos. Ir jo buvo visur pilna, iš tikrųjų, ir namuose, ir kieme, o po to ir mokykloje. Natūralu, kad jisai turbūt nebuvo tas, kur ten sėdi pamokas vien tik tai, kaip sakyt, gliaudo, bet iš tikrųjų buvo jo, kaip minėjau, tikrai visur daug. Ir tas jo įvairialypiškumas turbūt ėjo su juo per visą gyvenimą. Ir jisai niekur savęs stengiasi neriboti, tiesiog džiaugtis gyvenimu ir būti visur, kur tik jis galėjo. Aš esu socialiai neadaptuotas, aš kaip tą atsimenu puikiai jo tą frazę, jis ištisai ją kartodavo, nes jis negali dirbti kažkokio valdiško darbo. Tais laikais tai buvo neįmanoma. Man aš tikrai tą galiu drąsiai ranką prie širdies pridėjus pasakyti, tai yra svarbiausias žmogus mano gyvenime. Jis mane tiesiog formavo pradžioje labai stipriai, nes ką ir Kęstutis pasakojo apie muziką ir visą kitą, aš dar vis tiek buvau mažesnė, dviem klasėm žemesnė. Jis man pradžioje pirmiausia sakydavo, kokias knygas skaityti, nuo kurių pradėti. Tau tą dar per anksti maždaug, nes paskiau dar kol kas nežinau, tenai Hesė, nuo Stepių Dulko pradėjau. Karoliukai bus vėliau. Ir tiesiog jis man netgi sudėliodavo, ką po ko, kaip aš turėčiau pažindama šiaip jo gyvenimą. Man jisai būdavo prisako, tokią dieną, tokią valandą transliuos Top 20. Tu turi visus įgautą ir man surašyk, kas pasikeitė ten tope. Dabar yra didžiulis archyvas jo muzikos iš tų laikų, CD, nežinau, ten pusės spintos, ir jis viską surašydavo, sudėdavo ir tada dar ėjo, pompavosi tą muziką, ką jis užsakęs, kad jam jinai svarbi ir turėtų ateiti. Nes tais laikais gautos muzikos tai nebuvo taip paprasta, iš tikrųjų. Tai va tiesiog su muzika jisai gyveno visą laiką. Specialistas, jisai buvo architektas. Ir kada jisai turėdavo tų užsakymų ir dirbdavo su projektais, viskas namuose sukataloguota, gražiai sudėta yra, visi jo projektai, projektiniai brėžiniai. Viskas sakė, nebegaliu, man reikia truputį atsijungti ir užsiimti tapybą. Ir jis tada užsidaro, ir jis tada kelias dienas tiesiog tuos savo mintis ir tą save mėgina sudėlioti į tuos paveikslus. Ir jie yra tikrai tokie krapštukiniai ir matai, kaip tas viskas po truputį dėliojasi. Jis vis tik tai buvo, kaip ten bebūtų, jis buvo pedantas. Vienas didžiausių projektų yra Klaipėdos dramos teatro interjeras, bauhausinis interjeras, kur lenkti yra balkonai. Ne viskas buvo įgyvendinta, ypač priestato projektas buvo kitoks pasirinktas.
ne Dzido projektas, tačiau interjerė yra jo minčių ir jo darbas interjerė tikrai buvo pateisinamas. Dzidas organizavo, sako, padarome tokias klasinės varžybas. Tai 10 buvo, jų 11 ir pertraukas, vieną pertrauką lošė jų klasiai ir mėtom 5, tai buvo pradžiai mėtėm į šiukšlių dėžę. Viskas, sakom, neįdomu, tai Lenino portretą. Jeigu pataikai į kaktą Leniną, tai viskas gerai, tas taškas yra. Mane tai aišku, kiek ten greit labai iššifravo, ten vis patampė po saugumą. Visus tampė, iš eilės. Jo, ir surašė tas charakteristikas, tai imki man pasisekė tuo, kad aš stojau ir paskui man pernešiu į kitą fakultetą. Tada atėjo ta visa medžiaga jau, tai kol mane sugaudė, tai aš likau. O Dzidui pasisekė blogiau. Kai prasidėjo sąjūdis, mes labai dažnai teatre rengdavomės, tai ir čia iškilo, aš buvau Žydūno klubo narys, vienas iš pirmininkų. Dzidas visą laiką buvo visur, jis buvo, nežinau, gal formaliai jis ir nepriklausė kažkaip, bet jis visur buvo ir mes tada šitą teatre nusprendėm, kad darom sąjūdį. Striskas atvažiuodavo iš Vilniaus ir galų galę tą sąjūdį padarėm. Nežinau, 65 padarėm susirinkimą visuotinį. Ir dar šiek tiek dabar prieš mėnesį buvo minėjimas, 35 metai sąjūdžiai. Tai pamenu kažkas iš mūsų sako, čia viskas ekspromtu, sako, jeigu mus taip išrinko. Sako, mes visada iš vakaro ten strategavom, kas ką pasakys, kas ką pasiūlys, kad nebūtų komunistų daug, kad nepatektų. Dėdė man iš Kanados pradėjusių plokšteles ir baigėsi tie įrašai. Visi atsirado plokštelės, atsirado kokybiška muzika labai, kurią gaudami vis. Ir reikia Dzidą pasakyti, bent jau į mano gyvenimą, Koheną atvedė Dzidą. Taip. Dzidas Koheną. Čia yra jo nuopelnas. Ten Bobą Dylaną, Rolling Stonesus nežinojom, bet Koheną nežinojom, čia jis atvedė. Susirinko kompanija tokia, kaip aš lenkiškai sakau, Nevielka Lepšijena, aš už Kafetoną, šturmanas Šarūnas ir Dzidas kaip Junga. Ir mes reisą tokį ilgą reisą padarėme, vos ne mėnesį reisą. Aidas Šarūnas tuomet prastumė kažkaip, kad čia reikia užplaukti, kaip tas Šilutės bendradarbiavimo miestas buvo. Bornholme. Bornholme. Bornholme aplankėme, paskui dar į tą miestą plaukėme. Man nepavyko iš Dzido padaryti jūrininko. Jisai prisidėdavo, bet ta prasme iniciatyvos nerodė. Jis nebuvo. Jūrininkas netapo. Valgyt gamino gerai. Ne, valgyt gamino labai. Paroda Šilutės viešojoje bibliotekoje veiks iki lapkričio 6 dienos. Kviečiame apsilankyti.